Labai daug rašyta, labai daug kalbėta, čia nieko naujo nepasakysiu. Levo LT. Taip. Visi žinot, kad viskas buvo pagal įstatymus. Patys įstatymai buvo padaryti, arba jie, nu kaip pasakius, nu, jie pasidarė, nu, nežinau. Bet nieko nebuvo neįstatymiško. Bet buvo tiek daug kalbų, tiek daug prieštaravimų, taip toliau. Tai kaip, viskas pagal įstatymą. Dabar klausimas tik, ar tai buvo teisėta, ar teisinga. Kalbant apie korupciją, apie homofobiją, apie dar visokius žodžius, ksenofobiją. Tokie žodžiai dabar, žinok, jeigu tu pasiknisi tarptautinių žodžių žodynę, sovietmečių leistam lietuviškam, ir jau čia mūsų laikais dabar išleista žodynė, šitų žodžių ten nėra. Ksenofobija, ten žodžių nėra. Artimiausias žodis vienintelis yra ksenokratija. Ką tai reiškia? Ksenokratija tai svetimųjų valdymas. Kai ateiviai kažkokie tai, tarkim, mažuma valdo tave, tai yra ksenokratija. Ksenofobija nėra. Homofobija, žodžio, tokio irgi nėra. Čia labai įdomus naujadarai užmesti mums, kad mums atjungtų mąstymą, kad nesuprastum, kas yra kas. Žodis homofobija tai yra iš principo nonsensas. Homo tai yra žmogus, o fobija tai yra baimė, patologinė tokia. Tai ką, homofobas žmonių nemyli? Bijo jų. O pasirodo, kad homofobija tai reiškia nemeilė pederastams. O žodis pederastas ten yra, už tai jį reikia ir vartoti. O žodis homofobija tai yra neteiktina svetimybė greičiau. Bet homo gali būti, kad viena rūšis. Tai ką reiškia homofobas? Tai reiškia, aš savo rūšies nemyliu. Ji taiko savoką nemeilė pederastams. Taip. Toks eufemizmas. Pseudo žodelis. Nepavogiau, bet suveikiau, sukombinavau. Ir šitais žodžiais mes užmėtome ir paskui nebesusikalbam, nes neaišku, kas yra kas. Ir negali sakyti, kaip yra iš tikrųjų. Pasako žydras arba gėjus. Žodis gėjus irgi nėra tarptautinių žodžių žodynė, bet visi vartoja ir visi žino, apie ką kalbam. Užuot pasakė pederastas. Tas žodis yra medicininis terminas. Tai vadinasi politkorektiška. Kai jau nebeaišku, kas yra kas. Visiškai neaišku, nes nebesusikalbam. Ką tu, homofobas? Ne, aš antipedas. Aš žmonės myliu, man jie nieko blogo nepadarė. Kad mums išplauna smegenys tyliai, ramiai ir visi didžiuojamės, vartojam tarptautinius žodžius, o jūs įsiaiškinkit, ką jie reiškia. Ir būna labai mėgsta toks Leonidas Donskis, be pykčio, kalbėti su visais. Kreipkite dėmesį, jeigu įrašą kokį seną galit pasižiūrėti, kiek ten yra tarptautinių žodžių. Ten yra masė tarptautinių žodžių. Dalis žmonių apie to žodžių tikrasias reikšmės turi miglotą supratimą arba jokio. Bet visi linksi ir sako taip. Jeigu skaitai knygą ir kažkur pradedi nebesuprast, atsijungia. Grįžk atgal surasi žodį, kurio nežinai. Įsiaiškink tą žodį ir vėl viską suprasi. Yra toks atjungimo principas. Tai va su tai žodžiais politkorektiškais neleidžia susišnekėti ir suprasti vieni kitų. Kalbėdami apie tai, kad ekonomika yra ne mokslas, aš atsiminiau tokį dalyką, kaip vieną kartą su tavimi privačiame pokalbyje šnekėjom apie audio ir priėjome lygiai to paties, kad tam tikrų dalykų garse būtent neįmanoma paaiškinti mokslu arba mes dar tiesiog nemokame to paaiškinti. Tiesa, audio srityje yra daug tokių nuomonių, kad garso atkūrimo technikoje ir aplamai toj srityje viską galima išmatuoti. Na, sakykime, jeigu mes kalbam apie garso atkūrimo aparatūrą, tai galima išmatuoti jos visus parametrus ir pagal tai nusakyti, ant kiek tai geras garsas. Bet pasirodo, kad taip, ne visai taip yra. Ir čia nereiškia, kad mokslas yra, sakykime, čia kažkas negerai būtų. Taip nėra. Principinis atsakymas toksai būtų, kad būtų geras garsas, būtini geri parametrai, be kalbos. Bet to tikrai nepakanka. Gali būti geri parametrai, bet garsas bus tikrai negeras. Galiu paminėti labai trumpai. Pavyzdžiui, sakykime, kai atsirado 1981 metais buvo priimtas CT standartas. Tai kompaktinio disko, kur po šiai dienai naudojamas plačiai. Niekas tuo metu nenumatė, kūrėjai buvo tos aparatūros ir visai nenumatė tokio iš viso kaip reiškinio džiteris.
kada yra tas laiko poslinkis, kada atkūriamas tas garsas, žinot, tokiais laipteliais atkūriamas. Taip. Kada ir tie laipteliai yra nevienodo. Slankioje, kada jie laikė, tas žytris. Niekas tuo metu negalėjo teoriškai numatyti, kad tas dalykas turi tokią didelę įtaką garsui. Dabar jau, kaip sakant, kai įsiaiškinta, tai jau tada teorija tą dalyką jau paaiškino, taip toliau, bet jinai išeina iš praktikos. Taip. Ir tokių dalykų yra labai daug. Kada mes kalbame apie audio kabelius, kada kalbame apie labai daug įvairių parametrų. Mes apie tai, manau, kad pakalbėsim atskiroje laidoje, kadangi tai yra tikrai plati tema ir aš manau, kad daugeliu būtų jinai įdomi, kada su konkrečiais... Taip pat savo laidoje pabandysim įtikinti, kad MP3 tikrai skiriasi nuo Vavo savo kokybę. Kartais geriau MP3. Kažkokia mistika, šičia, ką tu Giedriau dabar kalbė, su šita kinietiška akupunktūrinė medicina. Žmogų išpiešė kažkokiais velnė žino meridianais. Ten, kur eina tie meridianai, jokių ypatingų nervinių galūnių nėra. Ten energetiniai meridianai pagal juos. Bado tau adatėlės pagal mūsų oficialią mediciną, nesant į tašką, jis joks neaktyvus, visiškai ten nieko neturi būti. Subado adatėlės ir žmonės sveiksta. Kažkokia tai mistika, kaip tavo audio šitoj technikoje. Lyg ir neturėtų šito būti, bet yra. Kaip audio technikoje čia jokios mistikos nėra, aš manau, kad ten nėra mistikos, tik tai laiko klausimas, kada bus išsiaiškinta, kodėl tai vyksta. Tai lygiai taip pat mūsų dabartinė medicina, kol kas paaiškintų meridianų, jinai visai nesuvokė. Bet jeigu susmaikstai, tai gaunasi, jeigu tenka žino, kur susmaiktų. Tarp kitko, apie audio sritį kalbant, mes Lietuvoje turime vieną tokią firmą, Leslos. Tarp kitko, šiandien, aš dėl to noriu pasakyti, kad šiandieną filmavimo laidos metu, prieš keletą valandų sužinojau, kad Denverio parodoje įvertinti kaip geriausios garso atkūrimo technikos, ką jie pristatė. Tai pasaulinė vis dėlto paroda į pirmą vietą. Bet tai lietuviai. Lietuviai, taip. Ten iš tikrųjų dalyvavo ne vien lietuviai. Taip. Ten dalyvavo reiškia, lietuviškas skaitiklis ir lietuviški kabeliai. Tinklo kabeliai maitinimo. Garso kolonėlės buvo vokiškos, galima sakyti Siemenso, bet ten iš tikrųjų Siemenso darbuotojai, kurie savo turi firmą. Ir apie tai būtent toj pakalbo aš tikiuosi, kad pakalbėsim. Bet čia norėjau pristatyti, kad mes irgi nesame, kaip sakant, kai kurios... Bet kas Lietuvoje apie tai žino, kokiam laikraštį tai parašė? Pavyzdžiui, įvyko prieš kokius, aš nenoriu sumeluoti, 4 metai ar kiek, Čiurlionio menų gimnazijos orkestrėlis, vaikų orkestrėlis. Laimėjo, orkestrėlis, sakau, orkestras. Taip. Laimėjo pirmą vietą Europoje tarp savo kategorijų, tarp orkestrų Austrijoje, ar kur ten buvo tas konkursas. Taip. Esmė ne tame. Žodžiu, kad Lietuvos ryte kažkur N-ame puslapį buvo tokio didumo straipsniukas. Ar tikrai, įsivaizduokit, vaikai praktiškai neturi vaikystės, iš tikrųjų. Kurie žino, kurie meno mokyklose mokosi, jūs supraskite, ten yra juodas darbas įdėtas. Ir kada toks pasiekimas reiktų jį reklamuoti, nes tai yra ne juokas. Čia vėl per tas vadinamas sąmokslo teorijas. Visuomenę reikia maitinti negatyvę informaciją. Tada visuomenė darosi lengvai įtaigojama. Supras, jeigu žmogus gerai jaučiasi, jam priplaus smegenis žymiai sunkiau, negu kai jis yra strese. Atkreip dėmesį. Ir čigonkos, tos vadinamos romės, jos visai ne romės, jos čigonkos. Jie savo galbūt romai. Kaip jie save įvardė, man neįdomu. Lenkai save vadina poliakais, mums jie lenkai. Ir nieks nepyksta. Čigonai visais laikais buvo čigonai, jie dabar kažkodėl, atsiprašau, mano vardas Romas ir aš su jais nieko bendro neturiu. Ir jie negyvena Romoje. Ir jie savo tegu vadinasi kaip nori, bet kad mes juos priversti vadinti Romais, tai tai yra nesąmonė paprasčiausiai. Man neįdomu, kaip jie mus vadina. Pavyzdžiui, žydams mes visi esam gojai. Nu ir ką dabar padarysi? Ar lietuvis, ar rusas? Jeigu ne žydas, reiškia gojus. Faktas. Nes yra specialus daiktas, vadinama čigonų hipnozė, kai tave hipnotizuoja, susikaupkite šitą švytuoklę. Čia klasikinė hipnozė. O čigonų hipnozė yra baisus daiktas, nes tai yra įvarimas į transą momentaliai. Tarkim, ateina, tavo mama mirė arba kažką greitai deda. Ką tu galvoji, tu viską užmiršai, tave iš karto nukirto ir tada tave plauna. Ir viskas, ir normalus žmogus gali būti su aukštuoju išsilavinimu, jisai paprasčiausiai nueis į namus, atiduos visus pinigus ir jis skirs draugiškai, kai policininkas pagaus tą čigonką arba kito kažkokios tai tautybės nevardėjam pilietį ir sakys, čia šitas tave, sakys, aš jo nepažįstu. Tai rekomendacija iš psichologų
Iš viso nekalbėti su įtartinais piliečiais ir neleis jokių būdų prisiliesti. Duokit vandens atsigerti, nieko neduok. Būsi saugesnis, nes nieks neapsaugotas, kad tavęs lygiai taip pat nepaveiks. Tas vadinamoji šoko doktrina, taip? Ten panašus daiktas į šoko doktriną, tik daugiau toks praktinė psichologija, sakyčiau. Kažkas artimo į neurolingvistinį programavimą. Tik tai atidirbta jau per amžius ir per kartas ir jie tą naudoja seniai ir rimti specialistai. Man pasakojo, taip kitko, kai aš dar mokiausi, važinėjau į praktiką, atsimenu Vilniuje į vieną Vilniaus gamyklą ir vienas mano grupiokas, jam priejo čigonė, jis sakė kažką tokio, sovietinių laikų dar čia buvo, reiškia, ir paskui jis pasigėdo pinigų piniginį. Ne ten nedidelė suma buvo, bet vis vien, kaip ten bebūtų, ten pietus jis galėjo už tą sumą ten nusipirkti kažką nedaug. Jis pasakojo, kad, aš nieko, tik tai priejo kažką atsiprašė, ten paskui dar kažką nuėjo, sako, neįsivaizduoju, kaip iš manęs, iš vidinės kišenės galėjo išimti. Pats atidavė. Taip, bet jis visiškai žmogus neįsivaizdavo, kaip tai galėjo, aš neįsivaizduoju, žinai. Iškia faktas toks. Yra kas įsivaizduoja. Ir baisu, kad jeigu iš tikrųjų, ta prasme, mes prieinam prie to, kad prieš mūsų visą visuomenę yra, ta prasme, su mumis yra psichologinė prievarta. Taikoma psichologinė prievarta. Tai iš tiesų yra baisu. Todėl mus ir maitina negatyvia informacija. Buvo tas garsusis rugsėjo 11 atvejais, kai į Amerikos pasaulio prekybos centrą įsikirto tie lėktuvai ir jie ten nukrito ir visa kita. Ir kas įvyko po to? O po to amerikiečiai kažkodėl tai nuėjo į Afganistaną, Bin Ladeno ieškoti, kažkodėl tai po to nuėjo į Iraką ir visas pasaulis tylėjo. Ir amerikiečiai tylėjo, kodėl? Už tai, kad jie buvo įbauginti, jie buvo strese. Tada galima su jais daryti. Niekas logiškai nemasto, ko mes ten einam, ko mes į Afganistaną einam. Ko mes į Iraką einam, jeigu ten Bin Ladeno nėra. Buvo galima priplauti smegenis bet kaip. Bušas vis šnekėjo, kad ten yra masinio naikinimo ginklas ir cheminis, ir atominis, ir visos kitoks, ir mes turim jį padaryti, kas nesumumtas prieš mus. Palauk, kas čia per Kristus atsirado, tai Kristus tai pasakė. Kas nesumanimtas prieš mane ir kas su manim nerenka, tas barsto. Mesijų tapo Bušas, jam tengi Dievas pradėjo šnekėti, pasidomėk, pasižiūrėsi lygiai, kiek tenais buvo nueita. Ir visai amerikiečiai tyliai kaip avinėliai, kad tik tai karo nebūtų ir daugiau nedaug Dieve, kažkas tai panašaus nenutiktų, jie pasirašo po viskuo. Kas tai buvo? Tai buvo pamaitinti juodai negatyvią informaciją. O kas tos dvynukus nukirto? Tai didelis klausimas, labai didelis, nes jie taip nugriuvo, kaip neturėtų nugriūti. Nei vienas pastatas nuo ugnies šitokiu pavidalu nenugriuvo, lygi šiol ir nenugrius ateityje, jeigu jis nebus kryptingai susprogdintas. Nes tie pastatai yra ne betoniniai ir ne plytiniai, o plieniniai. Ten yra plieninis juodas, labai stiprus karkasas, o viskas aplipdyta, kad nešlikštų būtų metaliniam name gyventi. Plienas nuo šito aviacinių lėktuvų kuro įsilydyti negali ir net pasižeis lygiai tiek, kad suminkštėtų. Tarkim gali, tai tokiu atveju jie turėjo nesės lygi dugno, o nukrypti ties tą vietą, kur buvo perkaitinta. Viskas nėra variantų, jam sugriūt va šitaip. Ir kritimas buvo laisvo kritimo pagreičiu, va tas Galilėjos rutuliukus mėtė. Tai reiškia, kad jie krito be jokio pasipriešinimo. Tai reiškia, kad viskas buvo pasprogdinta ir viskas laisvai ir nukrito. Tai reiškia, kad ne dėl lėktuvo atakos jie nukrito. Vėlgi nugriuvo dar vienas pastatas, į kurį niekas nesirėžė ir niekas nedegė. VTC 7 vadinamas. Tarp kitko, toj vietoj visai nesenai, mėnesio laikotarpyje, yra internete, adresą galima būtų paskelbti, jeigu su laida. Reiškia, yra kai vienas kandidatas į senatorius pasakoja apie tai, kad prašom pasidomėti, kada BBC pranešė 20 minučių anksčiau, negu tas trečiasis pastatas nugriuvo. Jis nugriuvo, ten, kaip jis sako, po 5:20 vakaro, o 5 valandą vyko pranešimas. Ir BBC kokiu būdu galėjo žinoti iš anksto, kad jis grius. Tai ten ne moteris pranešinėjo. Moteris. Aš tai sužiūrėjau, ir už lango stovi tas statinys visai nenugriuvęs, o jinai aiškina su šito paklausimu, turbūt jai diktuoja, ką sakyti. Ir jinai aiškina, kad nugriuvo 7 pastatas, o jisai stovi. Video reportažė dar yra nupaišyta, brūkšniukas, nupaišyta, kad žiūrėkit, kaip dėmėsi tą pastatą, kad būtent čia yra VTC 7. Nu, va, ir tikėk sąmokslo teorija, netikėk. Yra su dvynukais tiek iškelta klausimų,
teisėtų ir teisingų, į kuriuos atsakyta nėra. Va ir viskas. Atsakykite tos klausimus, kad niekam ginčų nekiltų jokių klausimų ir niekas nešnekės apie sąmokslo teorijas. Čia lygiai tas pats, dabar didžioji dalis lietuvių yra sąmokslo teoretikai Kedžio, Furmanavičiaus ir šitų visų žmonių žūties atveju. Joks normalus žmogus netiki, kad tai buvo viskas taip, kaip mums piešia. Atleiskit. Tai yra visiškas nonsensas. Vadinasi, mes visi esame sąmokslo teoretikai, kurie nelabai sutinka su oficialia nuomonė. Nes sąmokslo teoretikas yra tas, kuris nesutinka su oficialia nuomonė. Išverčiu lietuvių kalbą, ką tai reiškia. Ir jeigu valstybinių lygmenių padaryta, tarkim, kažkokia tai šunybė ir jie neprisipažįsta, tai nereiškia, kad jie teisūs ar teisingi. Bet mes visi sąmokslo teoretikai. Neatsimenu, kuriam portale apie išklotinės, čia va kaip Venskienės dabar išklotinės paskelbė ir nustatė teismas, kad čia nenusikaltimas. Tai tenai apie išklotinės pašnekėjau, pasirodo amžinatilsį Furmanavičius turėjo 11 telefonų arba telefono kortelių, kuriuom naudojosi pastoviai. Koks normalus žmogus turi 11 telefonų? Normalus žmogus, kuriam labai reikia, maksimum turi 2. Vieną, tarkim, darbiniais reikalais, kitą nuosavais. Ne, bet jau jeigu reikia žmogui, tarkim, ar dėl tarifo pigumo, 2, tai jau kažkam reikėjo 11. Normalus žmogus savo numerio stengiasi nekeisti, kad jį visi surastų. O aferistas ir niekšas, jisai labukais naudojasi ir vis perka naują, kad jo neatsektų ir nesurastų. Tai jau jeigu žmogus turi tiek telefono kortelių, tai kelia daug įtarimų, klausimų tokių kyla. A kam? Oficialiai kalbama apie tai, kad reikia vėlgi statyti kažkokį tai monstrą, didžiulį vieną atominę elektrinę, kuri aptarnautų visą Lietuvą ir taip toliau. O man teko skaityti dokumentėlį, pristatymą, kur japonų kompanija siūlo labai mažas elektrinės ir mes iš to turėtumėme labai naudos daug. Gal galima būtų plačiau? Aš tik trumpai, kadangi aš tame tikrai nespecialistas, bet galiu pristatyti, kadangi mačiau tą dokumentą ir ten buvo pristatymas naujo tipo, kaip pasakyti, ne naujo tipo, iš tikrųjų tie reaktoriai naudojami povandeniniuose laivuose, maži atominiai reaktoriai. Nes kur yra problema atominės energetikos, didelės atominės, reiškia, elektrinės. Pas mus Lietuvoje, kadangi seniau buvo didelė atominė elektrinė ir ten yra visos elektros linijos privestos ir ten tikrai, jeigu generuojamas labai didelis galingumas, jis gali būti perduotas. Gražiai paskirstomas, taip. Bet problema yra tame, kad gaminant elektrą, kol kas žmonė neturi būdo, kaip iš šiluminės energijos paversti į elektrą gerų naudingumo koeficientų. Praktiškai skaitykim, kad vidurkis yra toksai trečdalis tos energijos virsta į elektrą, o dar 2/3 lieka šiluminė energija. Ir idėja, kuri buvo ten pristatyta, tai yra Toshibos firmos reaktoriai, kurie nėra galingi, jie statomi, galima sakyti, vos negyvenamajam rajone. Didžioji metų dalis, vis dėlto virš pusės metų Lietuvoje yra šildomas šildymo. Taip yra šalta, dėl to reikalinga šildymas. Ir kada mes generuojam labai didelį kiekį energijos, pavyzdžiui, Ignalinoje, ten šildomas ežeras, aplink ežerai, bet ta energija nėra kaip jos, ten gerai šildo, kaip tas Sniečkus, ne, kaip tas miestas. Visaginą apšildo, o toliau. O toliau nėra kaip. Galima, gal į Vilnių, gal galima nuvesti tos vamzdžius, bet tai bus labai didžiuliai praradimai. O bet tai neįmanoma šildyti Klaipėdos, ten iš ten taip toliau. Tai jokių šansų nėra. Ir mes lieka mums tik tai kaip naudingas produktas, lieka tik tai elektra. Tai idėja buvo tokia, kad ta firma pradėjo gaminti atominės elektrinės, kur galingumas nuo 50 iki 300 MW. Tai yra maždaug, pavyzdžiui, Kaunui reiktų tokių, bent 2 elektrinių, jeigu ne 3. Vilnių kokių 4 elektrinių. Jie sustatyti, reiškia, prie kiekvieno miesto. Jinai ten standartinis projektas. Tarp kitko, statybos laikas, kaip Toshiba garantuoja, per 1 metus. Įsivaizduokit, jūs užsakėt, po 1 metų pas jūs stovi elektrinė. Su sąlyga, kad yra geležinkelio privažiavimas. Tai yra fantastinis laikas, kadangi tai yra. Ir plus apie atominės atliekas nėra jokios kalbos. Atominės atliekos yra firmos nuosavybė. Jie jums pastatė po 25 metų, kai baigėsi garantinis laikotarpis, pasiėmė viską ir išsivežė. Nėra laidojimo problemos. Nėra sandėliavimo problemos. Buvo toks paskaičiavimas.
Aš sakau, kas buvo parašyta. Apie tai, manau, kad jūs galėsite daryti atskirą laidą. Ten buvo taip, kad jeigu mokėti už elektrą po 21 centą ir už šilumą nemokėti nieko, tai ta elektrinė atsiperka per nepilnus 9 metus, o dirba 25 metus. Ir reiškia, visus 25 metus šilumą uždyka. Tiesa, jos pumpavimas, perdavimas vamzdžiai čia atskirai. Taip, suprantama. Na, paskirstymas po 21 centą 9 metai elektra likusi laiką uždyka. Nekalbu apie darbuotojų ten algas, ar ten kažkas, čia juokingai mažai. Sunku patikėti, kad toks dalykas nedomina. Nors tokių elektrinių jau pasaulyje yra pastatyta, jos yra visiškai čia ne kokia nors pasaka. Tai yra Kas keiščiausia, kadgi šitie visi dalykai, visi paskaičiavimai buvo pateikti. Kiek žinau, Seimui svarstyti ar kažkam, tai ta prasme tiesiog atsakinkim žmonėms vyriausybėje. Ir jokios informacijos, reakcijos jokios. Klausimas kitas. O kaip su atkatais? Jeigu elektrinę statysi 10-mečiai, žinai, kiek galima nuplauti iš šono. O čia atėjo, pasakė, reaktorius kainuoja tiek, pastatymas kainuoja tiek, tas tiek. Tiek jie skyrė pinigų, pastatė, japonai išvažiavo, o atkatai. O iki šiandien valdininkams. Po to ir visas atsakymas. Tas pats kaip su elektromobiliu. Kas bus, jeigu visi elektrą pradės važinėti? Tai kas bus? Naftos verslas? Taip. O tai palauko, visas pasaulis ten naftos kabo. Ir ne visą energiją mes gaunam per naftą, nes yra ir atominė energetika, ką Giedrius sako. Ir iš atominės elektrinės gali tą savo elektrinį mašiniuką pasikrauti ir važiuoti tyliai ramiai. Ir nekuriant tos naftos, iš kurios galima padaryti begalės gerų dalykų. Mes jau negalime eiti be naftos, nei žingsnių, nes ir visos plasmasės, ir sagutės, ir kas tik tai nori, tai yra iš naftos. Krūva kosmetikos, kur moterys ten naudoja, iš naftos. Ir ją deginti yra beprotybė. Mūsų provaikiai, tai sakys, jie buvo visi išprotėję 20 ir 21 amžiuje, jie buvo bepročiai, jie buvo nusikaltėliai, jie buvo kriminaliniai. Ką jie padarė? Yra toks variantas vadinamas peak oil, naftos išgamimo pikas. Kada išgaunam maksimumą, po to jau bus tik tai kritimas. Ir išgavyba vis bus brangesnė, nes pirmą ima tą naftą, kuri pati bėga ir lengva, o ta, kuri liko, yra labai sudėtinga ir visa kita. Kitaip sakant, visa mūsų ekonomika, jeigu iš tikrųjų, kaip ten dabar kalba tie geologai įvairūs, sako, kad jau mes kažkur tai ant piko realiai esam ir bus po to tik tai kolapsas naftos šitos ekonomikos, ant ko dabar viskas stovi. Tai apie alternatyvius šaltinius energetinius labai reikia žiūrėti ir tą daryti jau dabar, nelaukiant, kol jinai pasibaigs jau labai žymiai, nes prasidės baisios krizės, baisus suirutės, karai ir kas tik tai nori. Visa visuomenės stabilumas išsibalansuos, bus labai blogai. Kuomet aš gavau į rankas ir pasiskaičiau Teslos darbus, kada jisai tiesiog, jeigu tikėti tais darbais, tai jisai gavo elektrą, nežinia, iš kur jis pats teigia, kad iš eterio. Mūsų mokslas nepripažįsta, Einšteinas sako, kad nėra. Taip, Einšteinas sako, kad eterio nėra. Bet kadangi Tesla tikėjo, kad eteris yra, tai jis padarė ir jam viskas veikia. Ir jis gavo energiją iš eterio, kurio nėra. Neteisybė. Litimo teorija iš pradžių sako, kad eterio nėra, o po to sako, kad yra. Čia nėra taip, kad sako, kad nėra. Jūs pasidomėkite, toje vietoje nėra tokio tiesioginio. Čia irgi, tarp kitko, loginis prieštaravimas. Nu, kaip pasakyti, paklaus mūsų dabartinių mokslininkų, kurie žino reliatyvumo teoriją ir pasakyk, ar yra eteris, jie tau pasakys, kad nėra. Imkime originalą, būtent. Ne, palauk, ką jisai parašė, jisai ir dievų tikėjo, ir smuikų grojo. Nu tai ką? Ar čia prieštarauja vienas kitam? Ne, neprieštarauja, bet tai supranti, maža ką jisai pasakė. Žiūrėkim, kokį paveldą priėmė iš jo mūsų oficialus mokslas ir paklausk oficialaus mokslininko, ar yra eteris. Jisai pasakys, kad nėra. Taip, kad jeigu Einšteinas manė, kad ir yra, bet tai finale, kaip paveldas į mūsų mokslininkų galvas nesustrigo, nes matyti jiem geriau, kad jo nebūtų, nes kažkur galai nesueina. Tarp kitko, kadangi apie Einšteiną. Mažai ką žino, man taip tenka, kai sukalbuosi su žmonėm, mažai ką žino. Kas buvo Einšteino fizikos mokytojas? Kažkoks rusas. Kaunietis. Nežinojot, ne? Minkovskio gatvė yra tokia. Nu. Tai vienas iš žymiausių pasaulio matematikų. Minkovskis? Taip.
Nu, va, Tai matai. va, būtent pasirodo, pas Minkovskį mokėsi Einšteinas. Rimtai. Čia šiaip dėl... Taip. Įdomu žinot. O tada šitas, už ką Einšteinas gavo Nobelio premiją? Ne už tai. Kadangi, matot, Jis dirbo patentų biure. Reliatyvumo teorija vėl nėra mokslas, kadangi vėl neišina pamatot daugelio dalykų. Bet jau tuo metu, įsivaizduokit, 1905 metai, taip? Taip. O jisai gavo Nobelio premiją 22 kažkur metai, žymiai vėliau. Ar 18, nežinau, bet, nu, žodžiu, žymiai vėliau. Tada jau irgi tai buvo nemokslas. Bet už ką jis gavo? Gavo už kažkas ten su chemija buvo surišta, su ko, ne? Už antrinio fotoefekto atradimą. Nu, tai buvo konkretu, valios, davė šviesos, pratekėjo elektra, kažką tokio. Tai už tai jis gal. Bet jeigu paklausė paprastą normalų žmogų, Einšteinas, žinau, reliatyvumo teorija. Nu, žinai, už ką gavo Nobelio premiją? Už reliatyvumo teoriją. Žiūrėk, kaip susieta. Taip. Arba dar vienas. A lygu MC kvadratu kieno formulė? Nu, mes sakom, kad Einšteino. Gilberto. Nu. 10 metų. Kadangi didžioji dalis tai. Einšteino teorijos postulatų yra jau suformuluoti prieš jį, Taip. Būtent todėl jam nebuvo galima duoti tos premijos, nes būtų užprotestuota labai žiauriai. Bet jis tik suvedė į krūvą. Nobelio premija teikiama už pasiekimus moksle. Nu. Lygiai tas pats kaip stygų teorija, nėra mokslas. Nu, tai yra teorija, viskas tvarkoje, niekas nesako, kad ten kažkas buvo. Bet tai nėra mokslas, kad galima eksperimentų patikrinti, taip toliau. Tai kaip dabar tuo metu reliatyvumo teoriją galima buvo patikrinti eksperimentų, nu pagalvokite. Kaip galima pažiūrėti, ar žinai, norint, pasikeitė, reiškia, Giedriau, norint greičio. galima Nobelio premiją duoti už bet ką. Pavyzdžiui, Obama nieko dar nenuveikęs jau turi. Bet čia ne mokslos. Taip, ne mokslo, bet iš principo taikos labui jisai kažką tai turėjo padaryti. Tai ką jis spėjo padaryti, kai jis tik išrinko ir tetą? Gal tuo metu neturėjo kam duoti? Nu tai palauk, bet tai tada neduok niekam. Nėra nominacijos tokios. O kas tuos pinigus tada pasiims? Palauk, jie ras kur padėti. Kitam kartui pataupys. Nu, bet gavo. Ką tai reiškia? Tai lygiai tas pats programavimas mūsų smegenų, kad jis labai svarbus ir vertingas žmogus. Kaip tarkim kažkoksai tai politikas vis prisistato, kad aš esu profesorius. Ir visi sako, o profesorius. O kokios ryties profesorius nieks neklausia. O gal jis šitas paprasčiausiai koks muzikologas. O jisai šneka apie politiką ir jis akcentuoja, kad jisai profesorius. Nu, įdomu. Aš to vietoj norėčiau paklausti. Pavyzdžiui, aš manau, kad toks klausimas kyla ir žiūrovui. Kažkas programuoja, taip toliau, Nobelio premijos yra komitetas. Ten kažkas visiškai, kai mes kalbėjome apie kitus dalykus, tai čia vienasmenis dalykas ar čia ne? Nesupratau klausimą. Klausimas toksai, kad sakai, mūsų smegenys programuoja. Tai čia kažkas vienasmeniškai tai daro, ar tai... Aš nežinau. Aš prie ko vedu, mes prieisim toj prie kobos. Prie globalaus pasaulio valdymo. Taip, ir apie tą dalyką pasakoja būtent... Čia rimtas labai dalykas ir čia aš nežinau, ar įmanoma jį išnekėti. Esmė ta, kad yra tokia grupė žmonių, protingų, kurie senai ilgai galvoja apie tai, kas čia tam pasaulyje vyksta ir kodėl vyksta taip, kaip vyksta, o ne kitaip. Pasaulis ir visuomenė vystosi stichiškai ir visai nekontroliuojama ir viskas, kas pasidaro savaime. Pagal jų teoriją, pagal visą jų dėstymą, nekontroliuojamų procesų nėra. Visi jie vienaip ar kitaip kontroliuojami ir nėra savaiminių praktiškai santykiuose visuomeniai. Net ir gamtoj visi procesai kontroliuoja vieni kitus. Jeigu prisiveisė daug zuikių, tai atsiras daugiau vilkų, kurie suvalgys tos zuikius. Kai zuikiai baigsis, vilkų populiacija pradės išstipti už tai, kad nėra ką valgyti. Ir vėl ateis į balansą. Žodžiu, tai yra kontrolė panašiai tokia. Kaip ir Einšteinas savo paskutiniais gyvenimo metais, jis norėjo sukurti teoriją apie viską. Bent jau taip ir skelbiama. Tai dabar kitas norėjo bando. apjungti visos mokslo, sakykime, čia chemija, baigėsi, o čia fizika. Kur baigėsi, pavyzdžiui, reakcijų, kur baigėsi fizika, kur prasideda chemija. Nu, suprantat, paskui, kur energetiniai dalykai, kur ten grinai, kažkokie kiti, taip toliau. Žodžiu, viskas iš tikro gamtoje yra viskas vientis. Taip. Tai norėjo sukurti tokią teoriją, kuri būtų vientisai, kuri paaiškintų viską. Kad nėra, tada nelieka atsitiktinumo. Kadangi, jeigu krito ir ten viską mes galim paaiškinti. Metam kamuolį, kodėl jis būtent įkrito, ten į kažkokią duobelę ir neįkrito. Kažkas. Kadangi, jeigu mes tokią turime, tai lygiai tas pats yra apie visuomenės mokslą, tai būtent kobis, tai aš prie ko grįžtu, ką Romas sakė, kad norėjau, kad nieko nėra atsitiktinio. Ir viskas yra surišta, ir viskas yra bendra. Ir visos žinios, tai nėra kažkokia tai čia chemija, čia fizika, čia kažkas tokia, kaip jie pavadino kaleidoskopas ir mozaika. Reiškia.
Tai manau, kad šita tema labai plati ir taip, ir jos neįmanoma per trumpą laiką Čia galima tik tais pasakyti, galbūt nuorodą, kad yra lietuvių kalba tinklalapis Visuomenės saugumo koncepcija, atrodo vadinasi jisai. VSK. Ir ten yra, kadangi... Visuomenės saugumas, vienas žodis. Visuomenės saugumas. Nu, kadangi autoriai šitų idėjų yra rusai, tai atsirado ir lietuvių, kurie tai verčia į lietuvių kalbą, nes tai nėra kažkokia teorija ar kažkas nacionalinių pagrindų apibrėžta. Tai yra, kad mes visi esam vienam povandeniniam laive. Realiai. Bendra visuma. Kaip mums visiems gyvent, kad mes gyventum kaip žmonės, kad neengtum, kad negyventum kitų sąskaitą, kad būtų balansas tarp mūsų visų ir būtų kažkoks žmoniškas gyvenimas. Aš daug ko nežinojau, bet šitas mane labiausiai pritrenkė. Tai vadinasi rusiškai smena logiki socialinio pavėdėnyje, išverčiu lietuvių kalbą, tai socialinio elgesio pokyčių logika. Ką tai reiškia? Žmogus gimė, žmogus pasiekė savo piką jėgų, gyvybinių jėgų ir paskui jau prasideda leidimas, jeigu jis tragiškai nežuvo, tai jisai ten ir sugrįžo, iš kur parėjo. Toliau, ekonominiai procesai gyvenimo, technologinė pažanga ir visa kita, lygiai taip pat turi svyruojamą pobūdį. Tik tai tas svyravimas dar buvo savo laiku lėtesnis. Ir žmogus gimė, matė, kaip arklys vežimą tempė, jo vaikai matė, kaip arklys vežimą tempė ir jo gyvenime nieks realiai nevyko. Jie galėjo skirti laiko tarpusavio santykiams, nes šičia pasaulyje nieks nevyksta, atrodo, kad jis stabilus, kaip užšaldytas. Žinios nesikeisdavo. Žmonės galėjo dvasios reikalais rūpintis ir religiniais, ir tarp žmogiškų bendravimų turėjo laiko, jiems į užpakalį nieks nespardė, kad tu bėk į darbą, ten bėk, nes parduotuvė uždarys arba dar kas nors. Mes dabar įsukti, kas čia darosi, kas čia pasidarė? O pasidarė paprastas dalykas, kad technologinė pažanga su amžium, amplitudė ta pradėjo tankėti. Ir įvyko toks esminis lūžis apie 20 amžiaus pradžią, kad šitas technologinės pažangos periodas sutapo su žmogaus gyvenimo etapu. Ir realiai žmogus gimė turėdamas kažkokias žinias, prieš numirdamas iš jau nelabai supranta, kas čia darosi, nes viskas pasikeitė. Taip, kardinaliai keitė. Per šitą lūžį buvo pirmas ir antras pasaulinis karas, nes buvo stresas, krizė, kažkaip žmonės iš šito išsivingiavo, bet po to pasidarė dar blogiau. Technologinė pažanga ėjo kuo toliau, tuo labiau. Ir dabar per žmogaus gyvenimą technologijos jau pasikeičia ne vieną ir ne du kartus. Atkreipdėmėsi, aš mokiausi mokykloje, mes mokėmės apie lempas, kaip triodai, tetrodai, pentodai veikia ir visa kiti dalykai. Po to mes mokėmės apie tranzistorius, po to apie mikroschemas, po to prasidėjo jau loginiai dalykai. Iš pradžių juos dar iš tranzistorių klijavo loginius elementus, paskui prasidėjo kompiuteriai. Tai yra košmaras, visą gyvenimą tik dar darai, kad mokasi ir visą laiką atsilieki ir niekaip negali būti pulse šitos techninės pažangos, už tai jinai lekia šuoliais. Ir per mūsų gyvenimą šitą amplitudę pasidarė tokia, o mūsų gyvenimas toks ir neaišku, už ko griebtis. Tai čia iš šitos visuomenės saugumo koncepcijos šitą tezę, man taip irgi, kaip pasakė Laimonas, kad gerokai apvertė mąstymą, gerokai privertė rimčiau ir giliau pasižiūrėti į tai, kas iš tikrųjų vyksta, nes tai iš tikrųjų nepaneigiamas faktas. Tai yra. Ir nežinau, apie šitą visuomenės saugumą geriau žmonės skaito, man atrodo, internete, tai bus protingiau negu ką aš pašnekėsiu. Nes ten viskas išdėstyta, sugromuliuota, sukramtyta ir pakankamai aiškiai išdėstyta, bet tai labai rimta. Komplikuotas reikalas, nieko nežinantį žmogų įvesti į tai ir supažindinti su faktais, bet peržiūrėjus tai, aš manau, kad ne vienam tikrai atsiveria akis ir jisai visai kitai pradeda žvelgti į įvykius, kurie jį supa. Aš nemanau, kad Laimono laidos yra
tikslas tik supažindinti galima su faktais, su kažko. Arba užduoti kažkokį klausimą, kuris, sakykime, kuris priverstų mąstyti, priverstų domėtis ir taip toliau, nes tai yra geriausias būdas. Kuomet tu žmogui užduodi kažkokį tai klausimą su tam tikra savo užslėpta mintimi ir žmogus pradeda domėtis, tai čia sako viskas labai paprasta, kadangi jis niekada to nesidomėjo ir kada jis pradeda domėtis ir mato, kad... Net ir vaikiškas klausimas, pavyzdžiui, sako, pavyzdžiui, mes esame įsiskolinę Lietuva dabar, 37 kažkiek ten milijardai, tiksliai nežinau. Ten pasirodo Prancūzija skolinga, taip. Skolinga. Vokietija ne tiek senai, bet nesvarbu, skolingos labai, praktiškai visos šalis, taip. Taip. Tada vaikiškas klausimas. Kas tas turtingas, kuris visom šalim paskolina? Nes principė tu negali skolinti kitam, jeigu tu pats esi skolingas, teisingai? Taip. Aiškia, kažkas turėjo paskolinti visiems. Taip. Vaikiškas klausimas, bet atsakykite. Aš ne vienam buhalteriui esu šitą klausimą uždavęs ir žiūrėjau, kaip jie reaguos. Jie gvoltų rėkia, kad yra taip, kad viena valstybė kitai skolinga ir čia nieko nėra... Tai palauk, o kažkas tai reiškia neskolingas, kas skolina visiems? Tai kas tie, kurie neskolingi ir visiems gali skolinti? Nes buhalteriškai yra kvaila. Taip, reikia turėti, jeigu sakykime, aš tau skolingas ir ta prasme, jeigu viena kitai... Tai vienas iš dviejų. Arba tu skolingas, bet turi pinigų, bet neatiduodi. Tai reiškia, esi aferistas, sakykime, tu skolingas, o tuo metu, pavyzdžiui, man skolingas, įsivaizduok, man skolingas, bet tu aferistas, reiškia, man neatiduodi. Tada tu turėdamas pinigų gali skolinti Romui. Taip? Taip. Bet jeigu tu iš tikrųjų jų neturi, bet esi skolingas, tu negali skolinti kitam. Taip. Tai dabar, aš neturiu iš kieno čia visi pasiskolė. Na, šiandieną mes palėtėme iš tikrųjų keletą temų ir bandėme ir pasiplėsti. Temų yra be galo daug, kuriomis galime kalbėti ir natūralu, kad į vieną laidą viso šito nesutalpinsi. Šiandieną aš be galo dėkoju mano pašnekovams ir sekančiose laidose mes stengsimės nagrinėti vienoje laidoje vieną temą, o šį vakarą atsisveikinu, dėkoju visiems už dėmesį. Iki sekančio susitikimo.